Sveiki, bravūs draugai, mes tęsime mūsų laidą Amžinos knygos paslaptys, kaip visada studijoje kartu su mumis daktaras Michailas Leitmanas. Sveiki, sveiki. Šios dienos skyrius, kurį nagrinėsime, vadinamas Vaikra ir pakvietė. Taip. Pakvietė kūrėjas Mozę iš susirinkimo palapinės, vadinasi, iš tų, kurie nori aukoti, kaip parašyta. Iš esmės šitas skyrius apie aukojimus, kad visi šitie aukojimai dalinami į privalomus ir savanoriškus. Dalis aukų turi visiškai sudegti ant aukuro, o dalis aukos lieka kunigams ir tiems, kurie aukoja. Toks trumpas skyrius. Netrumpas, bet, principai čia viskas. Galima ir netesti. Aukojimu yra vadinama tai, kai aš aukoju savo egoizmą. Taip. Vadinasi, aš jo nenaikinu. Aš naikinu jo egoistinį panaudojimą, savo norų. Aš jų neatskiriu nuo savęs, aš jį perdirbu. Taip, visa mūsų prigimtis tai blogio pradas. Aš sukūriau blogį, kaip pasakyta, blogio pradas. Šis blogio pradas tai mūsų norai, kurie turi ketinimą dėl savęs. Vadinasi, pats noras atskirai, tarytum neutralus. Jį galima nukreipti į bet kurią pusę, dėl savęs, dėl kitų, tiems kitiems, nesvarbu kur ir kaip. Bet kai jam yra suteikiamas egoistinis ketinimas, tada jis tampa blogio. Todėl, kad jisai nusiteikia tik tai savanaudiškai, kad aprūpintų save, o be to dar neduoti kitiems. Pageidautina ir kitiems neduoti. Vadinasi, pirmoji sakinio dalis, aš noriu visiškai normalus, taip. Žiūrint, ko aš noriu. Tarkime, aš noriu. Jeigu aš dėl savęs. Jeigu yra aš noriu, vadinasi, dėl savęs, tai kaip taisyklė, tai kenkia kitiems. Aukojimu yra vadinama tai, kai aš galiu tiesiog atskirti nuo savo noro tam tikrus porcijas negyvojo augalinio gyvūno rūšies norų. Vadinasi, mano noras yra dalinamas į 4 dalis. Negyvasis augalinis gyvūno ir žmogaus noro lygmuo. Ir kiekvienas turi savo ištaisimo metodą, ištaisimo nuo egoizmo prie altruizmo, prie davimo savybės. Pačiais paprasčiausiai žinoma negyvieji norai. Tai yra, alegoriškai kalbant, tokių negyvųjų dalykų panaudojimas, kaip sudaryti skynį, palapinę, kaip visą tai sudaryti iš negyvųjų elementų. Vadinasi, iš akmenų, iš aukso, taip, iš viso to. Ir po to, kaip vartoti druską, vandenį, iš esmės viską, ką mes gauname iš žemės. O po to augaliniai norai, tai visą tai, kas auga. Alegoriškai kalbant, vadinasi, visą tą duoną, kurią mes kepame ir patikėme ant stalo, alegoriškai ten žolės, visokios salotos, o po to jau gyvūno lygmens norai, tai jau labai aukšto lygmens norai, egoistiniai žmogaus norai, kai jau reikia su tam tikrais ritualais ypatingai užmušti šios norus, ypatingai atgavinti sielas, bet to turime omeny įvairius norai, tai tie norai gali būti kaip žuvis, ar paukščiai, arba gyvūnai ir atitinkamai kiekvienas iš šių norų, kurie kartu patenka į gyvūnų, žmogaus gyvūno noro lygmens skyrių, tai juos visus reikia iš egoistinių paversti altruistiniais, apie tai labai daug kalbama. Tai yra viską, kas susijęs su kašruto įstatymais, vadinasi, išvalymo nuo egoizmo įstatymais, o po to jau prasideda žmogaus norai, jau čia žmogus turi pakilti virš savęs. Tai jau yra ketinimas, pats aukščiausias ketinimas toksai, žemesnis ketinimas tai levitai, dar žemesnis ketinimas masės. Bet čia jeigu yra kas čia ant aukuro yra dedama, tai turime omeny, kad visą tai vyksta žmogus viduje, žmogus tai yra visos šitos noro rūšis, negyvasis augalinis gyvūnas žmogus ir tokiu būdu šiuos norus aukoja. Ką reiškia aukoja? Vadinasi,
Jisai keičia juos nuo egoistinio lygmens, perveda į altruistinį lygmenį, žinoma, tai auka, bet kita vertus tai nėra auka. Iš tikrųjų hebrajiškai žodis kurbanot, tai taip pat ir arabų kalba yra kurban. Na, reiškia, artimas. Taip, tai reiškia artimas, karov. Tai iš hebrajų žodžio. Tai yra tai, kas tave priartina prie Kūrėjo. Todėl, iš principo čia kalbama apie visus šitas taisyklės, apskritai apie visus šitos įstatymus, kurie yra nustatyti, tai Tora tik tai kalba apie egoizmo ištaisymą, todėl svarbiausias skyrius tai kurbanot. Tai prie žmogaus, priartėjimo prie Kūrėjo etapai, taisant savo egoizmą į altruizmą, vadinasi, nuo neapykantos kitiems prie meilės kitiems. Štai ir viskas. Na, įdomu pažiūrėti, mes pakankamai daug praėjome, ten buvo tokių, tokie pirmi, tokie action, tokie veiksmai, išėjimas iš Egipto, po to perėjimas per dykumą visą. O dabar sakote, kad čia svarbiausias skyrius, tarytum nieko nevyksta, tarytum reikia padėti mėsos ant aukuro ten. Taip, atskirk, padaryk su savo egoizmu tai padaryti, pabandyk. Tai žinoma, tai labai iš esmės nėra lengva procedūra, nepaprasta. Bet esmė, vadinasi, paties skyriai apie skynio sudarimą, apie aukojimą. Visą tai daroma žmogus viduje, visą tai daroma tam tikrame specialiame rate, kai žmogus susirenka kartu su kitais, renkasi kartu su kitais ir per aptarimus, per analizę, per altruistinį elgesį, kai jie kartu sėdi ir kaip lygus viską aptaria, jie analizuoja visus šitos savo elgesio elementus, tiek vidinio elgesio, tiek išorinio, kokią įtaką daryti vienas kitam, kaip visa ta grupė daro įtaką kiekvienam iš dalyvių ir tokiu būdu jie pamažu išsiaiškina, kaip visgi galima kiekviename savyje, jau individualiai, bet su ta bendra jėga, kurie kartu generuoja, rasti troškimą, meilę savybei, davimo savybei, kaip galima rasti savyje tokias altruistinės savybės, kurios iš tikro galėtų pakelti juos aukštyn virš egoistinės plokštumos, pakelti iki altruistinės plokštumos. Tai reiškia perėjimą iš mūsų pasaulį į aukštesnį pasaulį. Tai vėl knyga Zor, būtent prasideda nuo to, aš būtent apie tai norėjau paklausti, nuo pasakymo, štai kaip gerai sėdėti draugams ir dar kartu. Pasakyta, kad juos pavadino vergais, pasakė mano vergai, o po to juos pavadino sūnumis, sako, o po to pavadino juos broliais, kaip pasakyta, mano broliai ir mano artimieji. Ir kadangi pavadino broliais, juose norėjo patalpinti savo šviną, vadinasi, savo šviesą. Ir tada pasakyta, štai kaip gerai ir kaip malonu sėdėti broliams ir dar kartu. Kodėl aš galvoju, kodėl tai prasideda šitas skyrius? Vaikra. Na, žmonės pasiruošia aukoti, aukoja, vadinasi, pradeda dirbti prieš savo tikrąją prigimtį, dėl susivienimo, dėl to, kad savie išreikštų Kūrėją, kuris įsikūnė juos, todėl tas laipsniškas Kūrėjo įsikūnijimas žmoguje, jisai vyksta per pakopas, negyvąją augalinę gyvūno ir žmogaus. Ir todėl taip yra vadinami vergais, po to sūnumis ir broliais. Kaip gražu. Tai tarpusavio atžvilgiu ir Kūrėjo atžvilgiu, tai vienas ir tas pats. Tai jie pasiekia absoliutų tarpusavio ryšį. Tarpusavio ir su Kūrėju. Taip, jeigu jie visą kartu, jie tada tampa kaip Kūrėjas. Vadinasi, va šitas ryšys ir vadinamas broliais. Negali būti vieno brolio iš esmės. Ne. Tik tai tada, kai jie visi kartu pat tampa broliais. Taip.
Taip. Toliau knygoje Zor aš artėjau prie šitos skyrius Vaikra ir pakvietė pasakyti, tai Tora nėra nei vieno žodžio, kur nurodytų silpnumą. Ir kai tu studijuosi šitą žodį ir suvoksi, tu matysi, kad jo jėga kaip kūjo, kuris suskaldo akmenį, o jeigu silpnas, tai tave. Ir pasakyta, tai jumise žodis, tai ne jumise žodis tuščias, o jeigu jis tuščias, vadinasi, tai jumise. Po to, kai mums duotos iš tos sąlygos, principai, apibrėžimai, taisyklės ir žinome, jeigu mes jų nevykdome, tai tokiu atveju mes esame tušti. Mes tušti, mes negalim užsipildyti tą šviesą, kuri mums paruošta mūsų ištaisimo dydžio. O jeigu jaučiame, kad Torioje tarytum kažkas tai tuščio, tai mes tušti. Tora pilna, o priešais mūsų šviesa tarytum, o mes tušti. Taip. Nu tai iš tikrųjų dauguma žmonių tai skaito kitaip. Nu ką darysi? Reikia kažką tai su to daryti. Reikia kažką daryti, vadinasi, kažkaip tai ugdyti žmogų. Nu, mažiausiai jam atskleisti jo tikrąją būseną, tik labai atsargiai. Tai daryti taip, kad jisai pats ją atskleistų tavo tokiais reguliuojamais veiksmais, medžiaga, klausimais, bet jis pats turėtų atskleisti ne tu jam. Tada bus jo suvokimas ir tada jisai save tuo pagrindu save keis. Vadinasi, čia negali būti jokios prievartos, nieko, negali būti jokios spaudimo, taip negali būti. Ir išmokyti negalima, jis turi šito pats išmokti, jie tiesiog turi įvesti į tokią bendruomenę, į tokias aplinkybės, kuris išmoks. Nes mes tai darome seminaro keliu, taip, tik tai bendrai. Mokytas turi sėdėti šalia, kažkur tai toli, tik tai koreguoti procesą. Reguliuoti, valdyti procesą. Toliau, kas parašyta knygoje Zor, 4 raidžių Judki Reiš Alef, šviesų atskleidimas, sudaro žodį Vaikra, pakvietė. Tai yra Mozės pakvietimas ir pakvietimas įeiti į susirinkimo palapinę. Vadinasi, čia atskleidžia 4 raidžių šviesas. Tai tarytum yra, kad kūrėjas atsiskleidžia per 4 šio vardo raidės. Taip, ir tai reiškia, kad pakvietė Mozę. Taip, bet kadangi atskleidė, vadinasi, kadangi mūsų norai sudaryti iš 4 stadijų, laipsniškas mūsų norų ištaisimas, pradedant nuo šviesiausios stadijos ir baigiant tamsiausią stadiją, egoistinę stadiją, tai yra kūrėjo šviesos laipsniškas pasireiškimas tam, kuris taiso šios norus, ir tokiu būdu atsiskleidžia mūsų viduje kūrėjo vardas, vadinasi, kūrėjas atsiskleidžia mums. Vadinasi, pakvietė, tai jau paskutinis užpildymas, taip, vadinasi, yra užpildoma, užsipildo, taip, ir panašu tokiu būdu mes atskleidžiame kūrėją, būtent per 4 raidės, per 4 mūsų egoizmo ištaisimo pakopos, ir štai viskas, nieko čia daugiau nėra. Sakoma, ypatingas, slaptas kūrėjo vardas. Taip, slaptas, nes dar neskleidžiai savėje, atskleisi savėje, nebus paslaptis. Neištariamas. Neištariamas todėl, kad negali, bet to nekaip jau užrašyti ir ištarti, nes neturi šito viduje, tada į išorę šito atskleisti negali. Tai iš esmės yra kažkokia kaip žmogaus tragedija. Kaip sako, jeigu jaunystė suprastų, jeigu senatvė galėtų. Taip, šitą tas pats, kad tu suvoki, bet papasakoti apie tai, parodyti niekam šito negali. Nes tam tas žmogus turi turėti adekvačias savybės, kad galėtume jam perteikti. Vadinasi, draudimas ne tai, kad negaliu, aš galiu 1000 kartų tai pasakyti, bet tai nieko nesako. Ne, visą tai knygose yra. Kodėl tai buvo paslėpta anksčiau tos knygos, kad žmonės nesusipainiotų, kad be reikalo nesusipainiotų, kai jau egoizmas jau subrendo ir gali tas knygas daugiau ar mažiau teisingai jomis naudotis, kad galėtų save ištaisyti, tada jiems tai jos atsiskleidžia pasauliui. Labai įdomus yra įrašas, kai žmogus aukos. Kalbama apie tai, kad žmogus be jokių kliaudų ir kai žmogus aukos. Vadinasi, nevedęs, nepaisomas, taip, tol kad jau auka ne auka ir jis neturi palaiminimo ne viršuje, ne pačiai skirtumai nuo to žmogus, kuris aukoja, jisai nėra laikoma žmogumi, vadinasi, jisai nepriklauso žmogaus Adam savybei. Ir šina jam nešvečia, nes jisai yra žalingas, o nuo žalingo viskas tolsta.
Nu, dvasinė prasme, tai paprasčiau skamba ne iš šią prasę. Ką reiškia nevedęs dvasinė prasme? Nu, nevedęs tas, kuris nenori dirbti su savo egoizmu. Vadinasi taip, nes jis turi tik tai vieną vyrišką dalį, nu, nori ramiai gulėti ant sofos, ten skaityti laikraštį, žiūrėti televizorių, ten futbolą, nu, kažką tokio. Na, vadinasi, aš pasakyčiau taip, kad, nu, paprasti vyriški polinkiai, apskaitai tariant, na, ir natūraliai tie, kurie nori prisimti rūpesčio šeimą naštą, o dvasinė prasme nenorintis dirbti su savo egoizmu, štai tai nori gulėti ant sofos. Nėra vadinama žmogumi. Nėra vadinama žmogumi, todėl kad žmogus tas, kuris savo ištaisomo dydžių, mūsų ištaisomo dydžių mes ir vadiname žmogumi, nes tas pavidalas, kurį mes pamažu savyje auginame, vesdami savo egoizmą, altruizmą, ta dalis yra vadinama žmogumi. O taip, be to šito nėra, mes tokie patys gyvūnai kaip ir visi kiti. Tuo dydžiu, kuriuo mūsų viduje ima augti šis panašumas, kurį tai yra vadinama, dėl to vadinama Adam, nu žodžiu, domė, panašus į kurį. O galite kažkur tai su mūsų pasaulio išvesti kažkokias alegorijas. O ką tu nori? Nu, jeigu žmonės nenori vesti, nu, daug dievė, nu, koks skirtumas, ar jisai gulės ant sofos taip, ar sakys, nu, paduok man ten kavos, atnešk. Nu, suprantate, nu, čia jokio skirtumo, vienaip ar kitaip. Bet žmogus, kuris iš tikro užsijama dvasiniais ištaisymais, jis turi suprasti tiesiog, nu, šitą kreipimąsi teisingai, kad iš tikro kapstymasis savo egoizmo viduje, jo pamatymas, kova su juo ir jo teisingas pamatymas yra tas darbas, kurį turi dirbti vyras su savo žmona, su savo puse, kurią jis daro iš savęs, per savo ištaisytą egoizmą, iš savo ištaisytą egoizmą, tą antrą pusę daro. Taigi čia didžiulis darbas. Nu vis tiek mes kažkaip tai galim kažką pasakyti apie mūsų pasaulį. Ne, apie mūsų pasaulį aš galiu pasakyti tik tai, kad moterys šito ištaisymo proceso metu, ypatingai mūsų metu, jos labai svarbios, jos labai rimtai čia dalyvauja, jos supranta, jos teisingai supranta šitą ištaisymo metodiką. Ir labai rimtai pasiruošusios čia dalyvauti. Aš labai sveikinu jų judėjimą, jos labai teisingos, labai rimtos, labai tikslo siekiančios, jos labai padeda tiek viena kitai, tiek vyrams. Tai netgi, nu, tai jos padeda vyrų ištaisymams, taip, ir žymiai rimtesnės nei vyrai. Nu, tai teisingai sako, kad vyrai tai galva, o moteris tai kaklas, kad gali tada galva sukinėtis į visas pusės. Nu taip, aš manau, kad jos galės dar geriau, dar tiksliau nukreipti šią galvą. Nu tai po paskutiniu metu, nu taip, todėl kad vystosi pasaulis, mes vystomės ir matome, kad šita būtinybė vis aiškiau matoma. Nu, toliau dar truputį praeisime, jau čia įdomiai gavosi visiško sudeginimo auka, ole pakyla virš širdies, vadinasi, prie minčių, taip, prie ketinimo, taip, virš norų perina prie ketinimo. Noras tai širdis, ketinimas tai mintis, taip, bet žinoma, kad tik tai mintis gali pakilti aukščiau širdies, taip. Ir ši mintis, vadinasi, chochma, priklauso vyriškai pusei Zachar, o širdis moteriškai, taip, tai noras, binai. Širdis supranta, kai gauna iš chochma, todėl visiško sudeginimo auka kyla aukštyn ir visos šitos aukos yra vyriškos giminės. Taip, ir visos yra sudeginimas, sakykim, ten kyla nuo jų dūmai, ugnis, tai yra alegorija, kuri reiškia, kad reikia pakilti iki minties, o mintis yra absoliuti, nenutrūkstama. Taip, kad aukojimas per dūmus pakyla iki minties, taip, kaip gražu.
Tai čia tokios mūsų pasaulio alegorijos, žinoma, jos neturi jokios dvasinės prasmės, nėra po to, įveikti materiją, nes čia turime omeny grinai vidinis darbas, emocinis žmogaus ištaisimas, savo norų ištaisimas, savo ketinimų ir nedaugiau. Čia jokia tora iš mūsų nereikalauja šių tokių kažkokių tai fizinių veiksmų. Mes matome, kad šio istorinio periodų pabaigoje, kai artėjo antrosios šventovės sugriuvimas, tai žmonės stengiasi ten vis aistringiau vykdė mechaniškai šitos visus nurodymus, o savo viduje nieko nedarė. Ir todėl antroji šventovė sugriuvo. Su pirmoji šventovė buvo panašiai, bet tai dar buvo dvasinėme lygmenyje, o čia jau pabaigoje. Ir tai viskas krito žemyn, taip, viskas krito žemyn, nes mechaniniai veiksmai užkariavo vidinius veiksmus. O vadinasi, yra materialūs veiksmai, o mintise aš galvoju apie ketinimą jau dėl savęs, ne dėl savęs. Nereikia čia apie tai kalbėti, aš noriu valgyti, čia turiu menį tik tai, kas pasakyta apie tai, kad reikia sėsti ir valgyti šias aukas, turime omeny, kad reikia priimti chokma šviesą, išminties šviesą į ištaisytus norus. Štai. Jie jų fiziškai, o ne fiziškai šią mėsą valgyti, tai tiek viskas alegoriškai pasakyta, kad, protingam žmogui tai sukelia visai kitokius įvaizdžius, kitas emocijas, labai didžiulė problema peržengti šitą ribą nuo šio supratimo paprasto pereiti prie alegorinio supratimo. Taip, bet rašoma, kad kairė linija pasiūlo dešinę, kiekvienas žmogus turi šaknį viršuje ir kas nusideda, pažeidžia kairę liniją ir atskiria jį nuo dešinės. Dėl jų nesutarimo, kai įjungia savyje vidurinę liniją ir visą tai vadinama, kad nusidėjėlis viršuje savo sielo šaknyje. Taip. Aš suprantu, kad taip, mes tai suvokime kaip dvasinę prasme, yra tarytum tavo dvynys viršuje ir tarytum visi tavo veiksmai, kaip veidrodžių atsispindi iš ten. Tai taip. Aš tai įsivaizduoju labai paprastai mūsų pasaulyje, kokius bedarytume veiksmus, jie niekaip nėra charakterizuojami, jų niekas necharakterizuoja, o tik tai ketinimai. Galbūt aš užmušu kažkokį žmogų, bet priklauso kokiu žmogų aš užmušu, tai priklauso nuo ketinimo. Aš užmušu kažkokį gyvūną, aš nežinau, dėl ko tai darau. Aš galiu daryti kažkokius tai dovanas, aš galiu daryti kažkokius siaubingus dalykus, galiu daryti gerus darbus, vadinasi, visus mūsų veiksmus charakterizuoja ketinimai, o ketinimai paslėpti, todėl kabalos mokslas yra vadinamas slaptų mokymų, todėl kad mokote save įvaldyti savo paslaptį, savo tikrą ketinimą, kad tu iš tikro ten, kas ten slepiasi po visais tavo sprendimais, po visomis tavo idėjomis, tu imi aiškiai save įtyrinėti ir tavo analizė to rodo, kad tu visur egoistas ir darai tarytum visus savo naudai, bet darai iš tikrųjų tik tai žalą savo. O kaip padaryti atvirkščiai, kad iš tikro veikčiau savo naudai, o egoizmo žalai. Ir tai yra problema. Todėl visas mūsų darbas yra mūsų viduje. Todėl tas mokymas, tas mokslas vadinasi slaptu, nes tai nesimato, ką daro žmogus ir iš viso, kas jis ir kaip jis iš viso visiškai niekaip to šito nesimato. Todėl jūs sakote, kad visi pasaulio mokslai nereikalauja žmogaus pasikeitimo, o šis reikalauja. Taip, vidinio žmogaus pasikeitimo, o ne išorinio. Čia tavo maivasis niekaip nieko nepadės. Ir todėl, kai žmogus pradeda dirbti savo viduje, jisai užsidaro savyje, jis tampa paprastesniu, jisai tampa tokiu keistoku, bent mažiausiai, tokiu neįprastu, tarkim, inteligentišku žmogumi, tarkime, bet jis, jo viduje vystosi tiek skirtingos vertybės nuo visuomenės,
kad jie išoriškai galbūt atrodo šiek tiek keistokai, bet tai yra toks pašalinis veiksnys. Mes šią laidą pabaigsime dar vieną mažą ištrauką iš knygos Zorė. Čia parašyti taip: laimingi teisėjai, kuriuos moko kūrėjas žemutinių viršutinių pakopų paslapčių, ir tie, kurie studijuoja Torą, atskleidžia jo šventą vardą, todėl kad Tora tai yra šventas vardas, ir tas, kuris siemonė, yra nušviečiamas šiuo vardu, ir tai jisai pažįsta paslėptus kelius ir viršutinių tiek apatinių pakopų paslaptis ir nejaučia jokios baimės. Taip, štai porą žodžių apie tai ir mes pabaigsime mūsų laidą ir pratęsime kitą kartą. Tora tai yra aukštesnės šviesos pritraukimas, tai jis pritraukimas tik tai pas savo ir kitų ryšį. Tam reikia suburti tam tikrą ratą žmonių, kurie norėtų pakilti virš savo egoizmo ir pas savo tarpusio ryšį atskleisti šią davimo ir meilės jėgą, kuri egzistuoja gamtoje, bet paslėpta. Tai yra paslėpta nuo mūsų jėga, taip vadinama slaptuoju angelu. Tai knyga, kurią parašė Adomas, vadinasi apie slaptą angelą, apie tą jėgą, kuri egzistuoja gamtoje, bet mes jos nejaučiame, o tik galima pajusti tokiu būdu, atskleisti šią jėgą ir kaip ją atskleisti, apie tai jis parašė. Mums reikia padaryti tą patį. Susivienyti. Tai tą patį, ką padarė Adomas, bet Adomas buvo vienas. Ne, tai yra visuminis pavidalas. Jeigu mes pasieksime tokią būseną, kai būsime kaip viena visuma, kaip viena širdimi, kaip viena širdis, Adomas, tada mes atskleisime šią jėgą, slaptą angelą. Ačiū labai, kitas laidas mes toliau eisime šį skyrių vaiką ir kviečiame kartu būti su mumis ir iki kito pasimatymo.